Sveiki, dabar vėl apie Albaniją. Dabar pakalbėsim apie maistą. Nes jeigu kalbam apie Albaniją, tai aišku, negalima pamiršti apie jūrą šiltą fainą, bet ir apie skanų labai maistą. Tai o dabar, ko galim užkasti Albanijoje, ko galim pavalgyti. Čia labai populiarius itališki patiekalai, nes Italija šalia, daug albanų išvažiavo į Italiją dirbti, arba ten apsiženė, dar kažką, tai žodžiu, su Italija yra labai ryšiai tokie susiryšiai, dėl to itališkas maistas čia gana populiarus. Ir aišku, kad Viduržemio jūros, čia Adrijos jūros, čia yra jūros gėrybės. Tai mes matom pizzą, kurios mes valgom Mykono, pizzos kaina 3,50, pizza nemaža, labai skani, iškepta krosniai, o ne ant anglių krosnį iškepta. Tai va ten atvirukas, matot, vaikšto kepa tą pizzą. Krosnis ten yra ant anglių. Labai skani pizza, nebrangi, kaip minėjau. Ir dar rizoto su jūros gėrybėm. Rizoto su jūros gėrybėm kainuoja 6,50 €, porcija nemaža. Viskas skanu padaryta, irgi jūros gėrybų gana nemažai. Nu ir aišku, kaip Albanija būtų be vyno. Tai va, pusė litro vyno yra pilstamo jauno. Ir labai gerai galima praleisti vakarą, skaniai pavalgyti. Maistas labai skanus, labai šviežias Albanijoje. Aš negirdėjau nei nuo vieno ir pats niekada per visą laiką nebuvau apsinodijusi dar kažką. Tai žodžiu, labai rekomenduoju. Kainos palyginusi su Lietuva mažas, nu nedidelis. Ypač jeigu skaitai, kad čia ir restoranas, ir pajūryje yra, tai kad rekomenduoju, jeigu tu būsit Albanijoje, paragauti tokių maisto patiekalų, nepamiršti apie pizzą labai skani ir apie jūros gėrybės, aišku, jūros gėrybės čia reikia prisivalgyti. Na, aišku, ir vynas, kam patinka vynas, kam patinka alus, kam patinka nealkoholiniai gėrimai, čia viskas yra, viskas galim rasti. Tai, kad jums irgi gero vakaro ir iki sekančio karto, rašom komentarus, jeigu yra kažkokių klausimų, statom laikus ir užsirašom mūsų kanalą. Iki.